Ar tau rūpi, kuom valai, skalbi ir ką naudoji? Sveiki, esu Birutė ir noriu pristatyti apie priemonės, kurias pati naudoju ir rekomenduoju. Kas, kodėl, kada naudojama ir kas yra perkamiausia, bei kodėl verta rinktis. Tai jeigu tau rūpi tavo namų švara, bet valant ir sutaupyti ir turėti saugią chemiją be chemijos. Taip įvardinkime šios produktus ir apie ką aš. Pirmiausia, tai yra vienos kompanijos produkcija ir jos čia yra tikrai nemažai ir papasakosiu iš eilės apie jos visus po truputį. Ir pradėkime nuo skalbimo. Kiekvienas tikriausiai skalbia drabužius, plauna juos ar ne, vieni rankomis, kiti skalbimo mašina, bet pradėsiu nuo skalbimo priemonių ir jų yra pasirinkimas tikrai nemažas, bei kuom išskirtiniai šie gaminiai. Visi yra koncentruoti, visus reikia skiesti arba jų reikia labai nedaug. Parašyk man būtinai labas, jeigu žiūri. Aš mėgstu pasisveikinti, taigi nustumėme į šoną tai, kas yra neskalbimo priemonės ir atsistumkime tai, ką aš jums noriu parodyti. Tai pirmas dalykas, kad yra skalbiniams, ne? Baltiems, spalvotiems ir juodiems. Kuom šie plovikliai man patinka skalbikliai? Pirmas dalykas tai, man patinka gaiva, nes išskalbus su jais aš jaučiu gaivumo, švaros kvapą skalbiniuose, bet ne miltelių. Tai pirmas dalykas, kas man labai aktualu, nes labai nemėgstu to, kai ateina pirma milteliai, paskui žmogus. Nežinau kaip jums, parašykit. Kitas labai svarbus dalykas, kad pakanka ilgam, plauna gerai ir kas labai aktualu man pačiai, kaip mamai, ypatingai, kad vaikas, jeigu turi alergiją, tai yra nealergizuojančios priemonės. Priemonės tinkančios nuo mažiuko leliuko. Tai jeigu tau aktualu, galbūt tu laukiasi, gal tu turi mažą leliuką, o galbūt turi pats alergijų, ta prasme, kad alergizuoja priemonės ir nežinai nuo ko, tai šios priemonės yra dermatologiškai patikrintos ir nealergizuojančios. Tai yra tiek baltiems skalbiniam, tiek spalvotėm, tiek juodiem. Išlaiko ryškumą, iš tikrųjų skalbiniai išlieka tos spalvos labai fainos ir yra taip pat lygiai ir kelių aromatų minkštiklis, kurio irgi taip pat užtenka labai ilgam. Aš pasidariau su dozatorium tiesiog, kad įpumpuoti iš karto į skyrelį. Švelniai aromatas toksai būna skalbinių labai, bet audiniai tikrai išlieka labai minkšti. Tai kalbant apie ploviklius, skalbiklius tiek, pereikime prie... Tikriausiai indus plaunate visi. Čia yra indų ploviklis, jis yra praskiestas, va galite išgirsti, kad jis jau kliuksi, o dabar bus jau putoja, nebekliuksi. Dabar jau kliuksi ir kas susijęs su indais, tai yra ir indaplovės skirta priemonė, yra ir skystis, bet aš šiuo metu jo neturiu. Yra skystis indaploviai, čia yra taurėm, indaplovės irgi skystis, kad blizgėtų, ar ne. Ir šis yra vienas perkamiausių. Galiu tikrai nuoširdžiai pasakyti, kad užtenka labai ilgam. Indų ploviklis kuom patinka. Irgi lygiai taip pat koncentruotas, beprotiškai ilgai užtenka ir nepalieka to tokio, kas naudoja feirį, tai gali žino. Išplauni indus ir lieka aromatas ant lėkšties. Tai man patinka lėkštė, kad yra švari ir be jokio kvapo. Jis turi būti tiesiog švari. Tai šis indų ploviklis neėda rankų, rankutėms yra saugu. Visi yra biologiškai sklaidus, tai reiškia, kad irgi mes neteršiam to žemės, nes jie greitai išsisklaido, ar ne, jeigu tau rūpi ir ateitis, ne tik aš šiuo metu naudoju. Ir daug kas sako, būna, man nesvarbu, kas ten biologija, ten ekologija ir panašiai, ar ne, bet svarbu, kad plautų ir valytų. Plauna ir valo, bet yra skirtumas tame, kad nevalgo mūsų rankų ir užtenka labai ilgam, nes skiesti reikia labai daug. Tarkim, čia yra stiklų valiklis, ar ne? Aš esu prasiskėdusi į tokį buteliuką. Čia buteliukas nuo kažkokio ankstesnio valiklio, bet užsikliavau tiesiog etiketę, kad žinočiau. Kas turi labai daug stiklų ar ne ir naudoja stiklo valiklį, tai aš ir pati naudoju, bet mes mažiau jo naudojame, pas mus mažiau galbūt to stiklo namuose. Tai užtenka, nusipirkai ir pamiršai, kad pirkai, o kainos yra realios. Ką norėsiu to parodyti, dar vieną ir parodysiu prasiskiesti, reikia kaip tik. Turiu ir kriauklių valiklį, ar ne, kalkės, nuosėdos, reiškia, ar ne, visi kranai, labai puikus valymas. Turiu dabar tuščią indą virtuvės valiklį ir parodysiu iš tikrųjų, dar
dar prieisiu prie jo, galbūt iškipai, jį krentam. Taip pat praskiestas var, ne, irgi tiesiog buteliuke. Galima ir nusipirkti buteliukų e-shopą, bet, kaip sakau, jeigu nori, panaudoji ir senus, bet visus reikia skiesti. Šis yra pats populiariausias valiklis, turiu ir skiestą, ir gryną. Laikau visą laiką skiestą, kad šiaip kažkur spintelę pavalyti grindis. Čia yra universalus valiklis ir ne veltui. Universalus vadinasi ir ko man patinka. Tarkim, čia yra jau grynas, neskiestas, ar ne? Aš jo dabar užsidėsiu ant rankos, ar ne? Jeigu tai būtų chemija, kuri ėda, kaip sakau, ar ne, mūsų organizmą, tai čia man būtų labai greitai raudona, aš ir palaikysiu, iš tikrųjų, kol papasakosiu jums. Patogiai pasidėsiu, kad nenuvarvėtų. Kuo man patinka šie valikliai? Pirmas dalykas, tai neėda rankų. Kitas dalykas, kai sako, nesvarbu, kuom valyti, svarbu išsivalyti. Tai yra priemonių, kurios ekstremaliai valo, uždėjai ir viską nuvalo. Bet priemonės, kurios ėda mūsų sveikatą, labai po to kainuoja brangiai. Nes tuo metu galbūt jūs nusipirkote už 2 eurus buteliuką, kuris nuėdė jums paviršius, ar ne? Kažkokius tais nuvalė, bet jūs nuodėjatės garais, nuodingais, toksiškais, ar ne? Nuodėjate savo šeimą, savo vaiką, savo augintinį. Ir to pasiekoje atsiranda įvairios ligos, kurios po to mums kainuoja labai daug, nes sveikata yra brangiausias turtas. Tai aš labai rekomenduoju ne tik žiūrėti į, kaip kiti sako, mada, tai yra ekologija, mada, tai yra ne mada, tai yra kokybė ir, man to apvarvės visur, kokybė, nes kokybę turėti rekomenduoju kiekvienam, o čia dar ir su realia kaina, nes aš žinau, kad jeigu aš purškiu vonėje, tarkim, nuo kalkių, noriu nuplauti dušą, senelę ar ne, dušiuką, visą kitą. Jeigu aš purškiu ir įeina vaikas, aš nebijau. Nesakau, kad tai reikia kvėpuoti tais garais, bet aš nebijau. Nežinau, kad tai yra nekenksminga, ar ne? Tai man aktualu, kuom kvėpuoju aš pati, kuom kvėpuoja mano vaikas, mano šeima, ar ne? Jeigu tu turi augintinius, irgi lygiai taip pat. Tai va, nusivalysiu dabar šitą valiklį, nes man to reikės parodyti jums kitą. Bet ką norėjau parodyti? Va, universalus valiklis, kuris yra visiškai, va, čia yra koncentratas, ar ne, ką aš užsipyliau ant savo rankos, jis negriaužia rankų, aš nebijau. Visiškai, nors mano oda yra labai jautri. Ir ką aš su juo darau? Su juo darau labai daug. Daugelis netgi, pavyzdžiui, aš turiu valiklius visus, nes aš noriu juos žinoti, kaip jie dirba, kaip jie veikia, ir kaip galėčiau papasakoti tau. Šiaip dauguma perkasi vien tik šitą, nes su juo galima valyti, beje, aš su juo ir tualetą apsipurškiu išsivalau, ir spinteles, ir grindis. Kam aš laikau gryną? Lašelis ant šepetėlio ir kėdam labai gerai, labai gražiai išbalina kėdus. Tada lašelis, kur reikia dėmė kažkokia, ar ne? Jeigu turite riebaluotus drabužius, apipurškėte su šiuo valikliu. Tai jisai tinkamas labai iš tikrųjų universalus, ne veltui jisai vadinamas universalus, nes jis tinka labai įvairiam paviršiam, nebraižo. Kas man labai patinka iš tikrųjų su valiklis, virtuvės valiklį prasidarysiu, virtuvės valiklis pas mus pasibaigė jų koncentratas, reikia prasiverti. Kas man patinka su šiais valiklis? Dažnai sakoma, pavyzdžiui, kad kriauklė prarado blizgėsi arba dujinė susibraižė, ar ne, viryklės viršus. Tai šie valikliai yra nebraižantis, bet tų visų abrazyvų, jie yra grynai valantis iš savęs ir parodysiu, kiek aš jo įsipilsiu. Taip, dar čiučiuliuką. Viskas. Ir aš skiesiu šitą dalyką vandenį. Va, įsipiliu. Skiesiu vandenį, tai patikėkit, kiek laiko jo užtenka. Tai šie valikliai man patinka, nes tikrai jie valo gerai. Kaina jų yra reali, jų pakanka labai ilgai. Tai reiškia, aš ne tik valau saugiai, be toksiškų garų, bet ir turiu ilgam valiklius, kurie ir veiksmingi, ir man sutaupo pinigų. Tai jeigu tu irgi nori sutaupyti pinigų, valyti lengvai, nesmardžiai ir be toksiškų garų, tai labai rekomenduoju ar skalbimo priemonės, ar valymo priemonės. Ir visą tai gali rasti viename e-shop, čia tik viena kategorija iš daugelio. Tai labai rekomenduoju išbandyti, jeigu dar nebandėjai, parašyk. Būtinai aš tau papasakosiu, ką pasirinkti, ką nori išvalyti, nes moteris mielos, na, aišku, pagrindė valo moteris, tai iš tikrųjų džiaugiasi ir neatsidžiaugia šiais valikliais, ypatingai indų plovikliu ir universaliu, tai
apskritai yra topas ir dažnai atsiranda iššluojama iš parduotuvės, vėl atsiranda vėl iššluojama, tiesiog jų laukia. Tai labai rekomenduoju išbandyti šią produkciją, o galbūt netgi ir nori užsidirbti su priemonėmis, kurios yra tikrai paklausios ir kiekvienuose namuose reikalingos. Tai ačiū labai už tai, kad žiūri, ačiū už kiekvieną labas, įkeliusi į komentarus nuorodą, jeigu domintų apsipirkti su nuolaida, arba parašyk man, aš tą papasakosiu plačiau. Jeigu galvoji, kad kažkam aktualu, pasidalink šio video. Ačiū ir iki.